Čia atsižvelgia kiekvieną, sulygina kiekvieno galimybės, stengiasi atkreipti kiekvieną dėmesį. Kūno kultūros mokytojas labai griežtas, ant kūno kultūros tikrai gerai praveda pamoką, skanus maistas. Labai yra įdomios pamokos, visos labai patinka, labai įdomus mokytojai. Nes jie paprasčiausiai viską išmoko ir su jais galima pasikalbėti jau ne tiek, kiek su mokytojais, o kiek su draugais. Būtų labai smagu, jeigu mokykloje galėtumėm tik žaisti, pramogauti, smagiai leisti laiką su draugais. Tačiau vis dėlto pagrindinis tikslas, dėl ko susirenkame į mokyklą, yra mokytis, gauti žinių. Ir mūsų mokykloje, į ką mes akcentuojame, kas yra labai svarbu, kad mes džiaugiamės bet kokių gebėjimų mokiniais. Ir mes sugebame jiems pritaikyti ugdymą taip, kad kiekvienas mokinys pagal save galėtų surasti savo nišą ir atskleisti savo gerąsias savybės. Ir vienas iš dalykų, kuris padeda tai padaryti, tai yra mokymo diferencijavimas. Kasgi būtų, jeigu mes visiems mokiniams nustatytumėm vienodą kartelę, pavyzdžiui, peršokti į aukštį. Tai tas vaikas, kuris jos neperšoka ir niekados neperšoktų, pavyzdžiui, dėl savo ūgio žemo, jisai niekados ir negalėtų atsiskleisti. Tai diferencijavimas būtent ir padeda pritaikyti ugdymą pagal kiekvieno mokinio gebėjimus. Kol kas šiemet turime diferencijavimą 6 ir 7 klasėse. Dažnai mūsų klausia, kodėl. Kodėl ne 5, kodėl ne 10. Tai 5-okai ir taip jau yra pakankamai įbauginti. Jiems pasikeičia mokytojas, jie pereina prie kabinetinės sistemos, jiems atsiveria visos mokyklos erdvės, dėl to kol kas jiems leidžiame ramiai adaptuotis. 6-7 klasės tai yra optimalus variantas pradėti diferencijuotą ugdymą pagal jų gebėjimus. Vėlgi tėvai dažnai bijo, mano vaikas, jeigu bus visą laiką stipresniai grupiai, tai jisai galbūt nesugebės ten prisitaikyti prie tų labai gerai besimokančių arba silpnesnėje grupėje, tai jisai nusimokys. Tai ugdymas tam ir yra mūsų mokykloje, mes labai peržiūrime kiekvieną mėnesį vaiko gebėjimus ir jo pasiekimus tam, kad galėtume pritaikyti pagal jį. Ir tai yra mūsų stiprybė. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų mokykloje ir padedantis mokytis. Dėl to sakau, visų gebėjimų mokiniai mūsų mokykloje randa savo vietą. Man gera mokykloje dėl to, kad čia labai gera ir draugiška aplinka, yra poilsio kambariai, draugiški mokytojai, kurie mums padeda, jeigu mums nesiseka, ir labai skanus valgykloj maistas. Man tinka mokykla. Čia yra geri mokytojai, yra labai įdomus būreliai. Ir tiesiog visi vienas kitam labai tolerantiški. Man mokykla dėl to patinka, nes yra labai linksmų, fainų mokytojų. Patinka, gera mokytoja. Po pamokų ir tėveliai, ir vaikai nori, kad vaikas būtų saugus. Vaikas nori būti tose aplinkose, kurios jam artimos, mielos, nenuobodžios, kuris galėtų susitikti su draugais. Tėveliai nori to paties, kad vaikas būtų saugus patalpose, kuriuose jį prižiūrėtų suaugusieji žmonės. Ir mokykla tam labai tinka. Aš manau, kad ateina tas laikas, kada mokykla bus ta vieta, kuri dirbs ne nuo 8 iki 2 valandos, bet kuri dirbs iki 5 valandų ir iki 6 valandų, tam, kad vaikai turėtų kur pasidėti. Ir mes labai stengiamės šitus poreikius ir tėvelių, ir mokinių išpildyti. Šiandienai mes jau turime nemažą skaičių būrelių, ypatingai pradinėse klasėse, kurie užima vaikus iki 4:30 vakaro. Tad tėveliai yra visiškai ramus mūsų mokykloje palikdami savo vaikus. Taip pat įvairūs būreliai yra ir vyresnių klasių mokiniams siūlomi. Ir ypatingai mes akcentuojame šiemet tą kryptingą kūrybinį mokymą. Kad tai nebūtų šiaip padriki užsiėmimai, kurie tik užimtų laiką. Tai yra kryptinga veikla. Kryptingas dailės mokymas mūsų mokykloje šiemet pradedamas dėstyti 1-2 klasėse. Ir užsiėmimus veda tikras dailininkas, išmanantis šitą savo darbą, mylintis vaikus ir tikrai juos sudominantis. Tai jeigu per ugdymo procesą tas kryptingas dailės mokymas eina, tai po pamokų didelę svarbą ir vaikų susidomėjimo sulaukia tokie būreliai, kurie irgi susijęs su kryptingu meniniu ugdymu. Tai menų terapija, ir kuriame dramą, ir įvairūs kiti užsiėmimai, kurie užtikrina saugų vaikų buvimą mokykloje, o taip pat jų ir lavinimą. Kada mes kalbam apie ugdymą mokykloje,
Dažnai įsivaizduojame, kartais ir beprasmišką žinių kišimą į galvą ir vaikas, turėdamas daugybę žinių, dažniausiai net nežino, kaip jas praktiškai pritaikyti. Dėl to mokykloje po pamokų veikia projektinės veiklos užsiėmimai, kurių pagrindinis tikslas – kūrybiškai pažiūrėti į tą ugdymo dalyką, kūrybiškai pasižiūrėti į žinių gavimą. Pavyzdžiui, projektinis užsiėmimas Mano svajonių namas, kur vaikai, kurdami savo svajonių namus, praktiškai pritaiko savo matematikos, biologijos, dailės žinias. Būrelis menų terapija vėlgi padeda vaikams, turinčiams ir bendravimo problemų, atsiskleisti, o taip pat ir išlaisvinti savo kūrybinės galias. Taip pat turime projektą, kuris skatina vaikus domėtis teatru, domėtis tais dalykais, apie kuriuos nesužino namuose. Tai vėlgi dažnai mes įsivaizduojame tai kaip kažkokį tai pamoką, kur vaikui paaiškinama, kas yra teatras. Ne, mūsų mokykloje toksai būrelis veda vaikus į teatrą, jie lankosi kavinėse, jie lankosi įvairiuose susibūrimuose mokinių, kuriuose jie galėtų pakalbėti apie tai, kas yra realus gyvenimas, kas yra kūrybinis gyvenimas, kas yra teatras ir kaip jame elgtis. Todėl tas siekis mūsų išlaikyti vaikus mokykloje kuo ilgiau, suteikiant jiems ne tik tai kokybišką ugdymą, bet taip pat suteikiant išlaisvinant jų kūrybiškumą ir suteikiant jiems galimybę profesionalams prižiūrint, išlaisvinti savo kūrybinės galias. Tuom tikrai labai džiaugiamės. Ir mūsų vaikai, manau. Čia ir pertraukas įdomiau leisti, yra tokie kambariukai, yra įdomus būreliai. Ir tiesiog pakankamai faina leisti pertraukas dėl to, nes yra stalo tenisas, yra poilsio kambarys. Čia yra linksma, čia yra smagu, čia mokiniesi su noru, su nuotaika. Ir, tiesiog, jaučiuosi joje pakankamai saugiai ir nereikia bijoti, kad kas nors iš manęs atims ką nors ir panašiai. Nes anksčiau be kamerų buvo daugiau patyčių, kaip kameros susidėjo, tai sumažėjo tikrai. Mokykloje yra keliama daug tikslų. Tai ir kokybiškas ugdymas, tai ir tarpusavio gerinimas, tai ir aplinkų kūrimas. Ir vienas iš tokių svarbių tikslų mūsų mokykloje yra būtent saugumo užtikrinimas mokiniams. Kodėl tai yra svarbu? Svarbu todėl, kad tėvai išleisdami į mokyklą nori, kad vaikas ne tik tai išmoktų, bet ir gerai joje jaustųsi. Ir tam labai pasitarnauja keletas dalykų mūsų mokykloje, kurie galbūt ir išskiria mūsų mokyklą iš kitų mokyklų tarpo. Pirmas dalykas būtų dalyvavimas Olvėjaus smurto ir patyčių prevencijos programoje. Joje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė, kasmet yra daromi tyrimai, kaip mūsų mokiniai jaučiasi mokykloje, ar nepatiria jie kartais smurto ir patyčių mūsų mokykloje. Ir į visą šitą veiklą yra ypatingai aktyviai įsitraukę mokytojai. Mokytojai budi mokykloje kiekvieną pertrauką. Tai užtikrina būtent saugias aplinkas mūsų vaikams. Mūsų mokykla nėra didelė. Aš pati asmeniškai pažįstu kiekvieną vaiką. Kai pažįsti kiekvieną vaiką, tai tada žinai jo rūpesčius, jo džiaugsmus, tada gali geriausiai juom ir pasirūpinti. Ir tai yra tikrai labai šaunu. Kitas dalykas tai yra puikios aplinkos, kuriuose vaikas gali praleisti laiką. Dažnai kyla klausimas, o kam to reikia? Užtektų, kad vaikas pasimokytų, pasėdėtų klasėje, pareitų namo. Tačiau šiandienos iššūkiai kelia kitus reikalavimus. Pavyzdžiui, vaikas tą dieną nedaro kūno kultūros pamokų dėl kažkokių tai priežasčių. Arba nedalyvauja muzikos ar dailės pamokoje. Jeigu tai nėra pirma ar paskutinė pamoka, vaikas turi kažkur tai mokykloje pasidėti. Ir mūsų mokykloje yra nemažai tokių vietų, kur vaikas gali praleisti laisvą pamoką, arba pertraukas, arba pabūti po pamokų laukdamas tėvelį. Tai relaksacijos kambarys, vaikų žaidimų kambarys, bendraminčių klubas, klubo patalpos. Dabar kuriame teatrui pritaikytas patalpas, kur vaikai galėtų kūrybiškumą savo atskleisti. Tai puikiai įrengti koridoriai, kur vaikai gali sėdėti per pertraukas, valgyti atsineštus priešpiečius ar tiesiog ruošti pamokas. Kitas svarbus dalykas užtikrinant saugumą yra mokykloje ir mokyklos teritorijoje įrengtos kameros. Iš tikrųjų mes labai retai kada jomis naudojamės, nes tokių įvykių, kuriuos reikėtų peržiūrėti, būna labai nedaug. Bet vis tiek tai šiek tiek drausmina ir tuos, kurie vaikšto aplink mokyklą ir mūsų pačius mokinius. Kitas svarbus dalykas, vėlgi užtikrinantis saugumą, tai yra mokykloje įrengtos rūbinės, vaikai nebesirengia klasėse. Taip pat jie turi savo spinteles, kuriuose gali pasidėti savo daiktus. Tai vėlgi sukuria tam tikrą komforto atmosferą ir vėlgi užtikrina saugumą.
Todėl saugumo, rūpinimasis mokinių saugumu yra tikrai labai svarbus dalykas mūsų mokykloje. Ir visi, kurie ateina čia, kurių mes laukiame, jaučiasi komfortiškai, saugiai, tad iki pasimatymo.